Ar vėjo jėgainės mokės mokesčius? Savivaldybė šiaip jau moka apmokestinti vėjo jėgainės, juk jos niekur neišsikraustys, to taikomas dažnai jiems maksimalus 3% tarifas. Ir vyriausybė siūlė sumažinti vėjo jėgainės tarifą iki 0,5%, bet Seimas tam nepritarė. Ir manau teisingai padarėm. Jei vėjo jėgainės nemokės didelių mokesčių, joks meras nenorės, kad jūsų savivaldybėje plėstųsi vėjo jėgainės. O dabar per visą Lietuvą už jas galima gauti apie 4 milijonus eurų turto mokesčių. Religinės bendrijos mokėtų mokesčius. Pagaliau pasiekta bent tiek, kad komerciniais pagrindais naudojamas religinių bendruomenių, tame tarpe katalikų bažnyčios turtas būtų apmokestintas. Ir ne katedra nebus apmokestinta, bet barai, nakvynės namai, kiti didžiulės pajamas nešantis turtas turės mokėti mokesčius. Tada, tiesa, tokiam kolegos Vytauto Mitalos siūlymui pritarė tik komitetas, o ką pasakys Seimas dar bus matyti. Kodėl būsto apmokestinimas nevertinamas pagal taršą? Dabar už A+ klasės namus, draugiškus aplinkai mokama daugiau, už senus F klasės daugiabučius bus mokama mažiau. Įstatyme yra galimybė savivaldybėms nustatyti mokesčių tarifą pagal namo techninius parametrus, tame tarpe pagal namo energetinį efektyvumą. Tiesą sakant, savivaldybės turės labai daug laisvės nustatyti tarifus. Kuriame mikrorajone būstas bus, ar naudojamas būstas, ar apleistas. Taip pat atsižvelgiant į savininko ekonominę socialinę būstą padėtį. Manau, kad savivaldybė šiaip gan jautriai nustatys tarifus savo kiekvienoje teritorijoje, jeigu mokestis bus priimtas. Juk merai turi pažinoti savo gyventojus ir kas kokia būklė yra. 90 tūkstančių neapmokestinamų būsto vertė. Reikia suprasti, kad jeigu šeimos turtas, tai bus 180 tūkstančių eurų. Priešingai negu dabar galiojantis gyvenamo būsto mokestis, kai sumuojamas šeimos turtas ir tada taikomas tarifas, su naujo mokesčio įvedimu mokestis bus taikomas individualiai kiekvienam objektui. Aš tai nelabai suprantu, už ką tas mokestis. Valstybė ir taip daugiau negu 50% būsto vertės paėmė mokesčiais, o dabar nori dar daugiau. Ir aš nepalaikau šio mokesčio. Nekilnojamo turto mokesčio įvedimas galėtų būti prasmingas žingsnis savivaldybių savarankiškumo link, bet tik kartu mažinant pajamų mokesčius.